Labas. Tie patys rūbai kaip ir vakarykštė ar už vakarykštės dienos įrašė, nes turiu pusvalanduką laisvą tarp susitikimų, tai padarysiu kelis įrašus. Ir žinau tiksliai, kad nesukelsiu jų visų į grupę, ne? Taupykim. Netaupykim. Bet įkeliu, kai tik tais galiu kažką ir kai noriu kažką pasakyti, ne? Ir šiandien su kliente kalbėjom apie tai, kada reiktų draudimus pasidaryti, kada yra geriausias laikas daryti draudimus ir panašiai, ne? Ir čia jau ne kartą iš tikrųjų iš manęs esat girdėję pasakymą tiek video, tiek susitikimų metu, kad geriausias laiks daryti draudimus yra vakar, ne? Taip yra iš tikrųjų, nes kuo anksčiau jūs juos padarysit, o jų vis tiek reikia, tuo pigesni jie bus, todėl kad jūs jaunesni, ne? Kitas dalykas, jūs dar, sakykime, gal dar neturit kažkokių didelių, svarbių ir tikrai didelį įtaką turinčių medicininių problemų, ne? Tai sveikata pakankamai gera ir viskas su tuom yra gerai. Dar vienas momentas, kada labai svarbu draudimai, ypatingai svarbu draudimai, tai ne tik vakar, bet ir tada, kai jūs planuojat kažkokius didelius gyvenimo reikalus. Ne? Vestuvės, namą pirkims, ilgos atostogos, nežinau, mano pačios dukra už 2 metų turi išvažiuoti mokytis į universitetus. Ne? Faktas, kad mes atidedam pinigėlių ir planuojam ir galvojam ir taupom ir visokie kokie dalykai vyksta. Ne? Tai yra tiesiog mūsų eiliniai gyvenimiški reikalai, kartais nereikia net labai kokių kosmosinių planų, baisulinių turėti, bet tiesiog gyvenime tie kai kurie įvykiai vyksta, ne? Ir kai jie aplinkui mus tie įvykiai yra, ne? Ir mes planuojam, mes galvojam, tada ypatingai reikalingas draudimas. Ne tada, kai jau po atostogų, jau po vestuvių. Mes dabar taupom namo pirmam įnašui, o paskui jau darysim draudimus. Ne. Čia yra baisulinė klaida, čia yra pats blogiausias dalykas, ką jūs galite savo padaryti. Scenarius labai paprastas. Taupom, norim kažkokiam dideliam reikalui, ypatingą mašiną nusipirkti, ne? Pirmas įnašas namoje, ne? Vaiko mokslam, vestuvės, nuostabiausia, gražiausia šventė, kuri kainuoja bele kiek, ne? Taupom, pusmetis, metai, ne? Pats ir kažkas su mumis atsitiko. Liga, ilgas nedarbingumo laiks. Nešneku apie dar baisesnius dalykus, ne, per ką šeimos turi praeiti. Kur tada tie planai atsiduria? Nereik man toliai ieškoti dabar mūsų šeimoje, sakykime, ne, aš staiga nebegaliu dirbti. Kas atsitinks su mano vaikų mokslais, universiteto apmokėjimais ir kitais dalykais? Tai bus sudėtinga, tai bus labai sudėtinga. Esant draudimams vietoj ir apgalvojus juos labai konkrečiai, dėl ko mes jos darome, ne? Tai nelaimės atveju tie pinigai padengtų tą mūsų planą, tą mūsų tokį suplanuotą reikalą didelę, ne? Ir mums nereiktų pergyventi, kad kažkas atsitiko ne taip, ne pagal planą, įvyko tiesiog gyvenimas ir mums čia ir dabar reikia sumokėti tos pinigus, ne, už kažką kitą. Nors taupėm vaikų mokslui, taupėm vestuvėm, taupėm pradiniam įnašui ir tas dalykas tada labai stipriai nusikelia, ne? Arba iš vis jo nebelieka. Tai tikrai į klausimą, kada vis dėlto yra geriausias laiks darytis draudimus, tai sakau vakar ir tada, kai jūs planuojat didelius gyvenime įvykius. Taip kad nepavėluokit. Ne kartą tą iš manęs girdėjot ir sakau dar kartą.